Čia skelbimų, kai žiūrėjau, kažkaip užtekiau labai gražiai nuotraukai įdėtą, norėčiau kažkaip susipažinti. Artimiau kažkaip. Norėtumėt susitikti? Nu, susitikti ar pabendrauti kažkaip. Tai siūlyk, nežinau, kada jūs norėtumėt susitikti. Nu, aš norėčiau, ta prasme, ne tai, kad ten kai kraikai, vienu žodžiu, vandenėlį, bet norėčiau rimtos draugystės. Nu, nežinau, iš pradžių reikėtų valandėlį arba pusvalandžiui susitikti, po to jau žiūrėtumėm, kad pastovėm santykiam. Gerai? Tai, tipo, tu nori, tipo, pamatyti mano stačią, tipo, pajudinėti, o po to, tipo, jau bendrausim kažką? Jo. Kaip? Alio? Aš esu Šparamėlė. Šparamėlė? Jo. Aš norėjau kažkaip su tavimi susibendrauti, ta prasme, kad būtų mano... Kad mergina būčiau? Nu, man nedomina, ta prasme, kad ten daržymais į visokie ten ištikavimai. Na, žinokit, jūs turit iš pačių. Einama, kračia, prekia. Po to žmogus išnekėti. Aišku. Gerai, ta prasme, o šitą paketas visas pilnas pas tave? Analinė. Kaip? Buvo analinė. Žinok, kiek paskambinu, tai visos atsisako dėl šito dalyko. Kodėl? Čia skausmingas dalykas ar kažkai yra? Nes jeigu... Dėl ko norit pažiūrėti, ko jūs siekia dabar, pažiūrėti, Aš noriu pašnekėti tiesiog. Jaučiau moters balsą, tu labai faina ir vienu žodžiu, aš noriu su tam gyventi. Vaikų gal šeimos susikurti. Šeimos susikurti. Aš žinokit, esu rimtais pasiūlymais Šparamėlė, tik tai. Kuo tu save taip nuvertini, blėt? Per bybius jodinėjai ir viskas. Aš save nuvertinu, tai tik pajudinėk. Pagalvok tu ir rimčiau biškį.